Labas. Ar žinai, kodėl neišeina tau išsakyti savo nuomonės? Ogi paprastai. Žiūrėk, kam sunku išsakyti savo nuomonę? Vaikui ar suaugusiui? Manau, kad atsakymą turi. Tai dabar, jeigu tau dar vis sunku, o suaugusiam nesunku, vadinasi, yra kažkokie tam tikri emociniai blokai, kurie dar vis nuo vaikystės tavo pasąmonėje veikia tave. Pavyzdžiui, kad išsakyti savo nuomonę yra nesaugu, kad konfliktuoti negalima, kad negalima kažką pasakyti tokio, kas įžeistų kitą, pavyzdžiui, galėtų įžeisti kitą. Ir panašios taisyklės mūsų galvoje. Visa tai yra blokai, emociniai blokai, kuriuos pašalinus jūs laisvai galėsit išsakyti savo nuomonę. Jūs tam turite teisę. Nesvarbu, kad jūsų nuomonė galbūt nėra teisingiausia, nesvarbu, kad jūs galbūt klystate šnekėdami, bet pasakyti, kad aš galvoju taip, mes visi turime teisę. Tada jau mes galime aiškintis tos visus niuansus ir taip toliau, mes pasakėm ten tiesą mažiau ar daugiau ir panašiai. Bet pats faktas, kad jūs negalite net pasakyti to, ar ten bijau suklyst, pavyzdžiui, gali būti emocinis blokas, ne? Ar bijau, kad apie mane kažkas kažką pagalvos, jeigu aš ten kažkaip pasireikšiu. Aš šiandien turėjau gyvenime dvi situacijas. Dvi situacijas, kai nesugeba žmonės pasakyti. Nesugeba. Todėl, kad yra tam tikri niuansai. Ir suprantat, ir kai kurie žmonės tai labai daug praranda. Laiko, pinigų, energijos ir viską. Vien todėl, kad negali išsižioti. Vienu atveju tai pagaliau pradėjo žmogus kalbėti. Vien tik todėl, kad jau norėjo užkrauti dar daugiau ir jau tada neatlaikė. Bet jau senai riba buvo pažeista. Riba senai buvo pažeista. Ir tik tada išsižiojo. Kai jau taip skauda, kad jau nebegaliu, tada išsižioja. Ir tada tik tai prasimuš. Bet jau senai reikėjo. Tai kad nedaeiti iki to momento, kol jums visi užlips ant galvos. Čia yra svarbu atidirbti su savimi. Antras atvejis, tai žmogus nesugeba pasakyti, reikia susitikti. Ne? Ir tada pradeda, kaip tau patogiau, kaip ten tralala, o tai taip panaip, gal čia būtina, nebūtina. Ta prasme, labai daug paaiškinimų, labai kartais išlenda pasiteisinimai. Aš taip dabar tik tai atsilaisvinau, nes prieš tai dariau tą. Visa tai yra programos, kurios veikia. Ir tada labai ta komplikuota pasidaro komunikacija vien todėl, kad veikia žmogų tos programos. Ir neleidžia tiesiai šviesiai pasakyti. Žiūrėk, taip, mums reiktų susitikti, man būtų patogu susitikti 4 valandą ten ir ten. Kaip tu? Ar galėtum? Ar tau tiktų toks variantas? Viskas. Niekas neįdomu, kodėl tu dar skambini tik tai 2, o ne 1 valandą. Niekam neįdomu, tai patogu, nepatogu man ir taip toliau. Aš pati pasakysiu, man patogu, man nepatogu. Aš galiu pasakyti, taip, man patogu. Galiu pasakyti, ne, žiūrėk, man nepatogu. Mano akimis mūsų pusiaukelė yra ten ir ten. Ir pagal laiką man reikia susiruošti tiek ir tiek laiko. Susitikime ne 4, o 5 valandą. Ir tai yra normalus pokalbis. Anas žmogus irgi gali pasakyti, žiūrėk, aš nestovėsiu, nelauksiu tavęs valandą, davai imam tada, nei man, nei tau, ten pavyzdžiui, imam 4:45. Ir tada dėriesi, kad kol abiem atsiranda palankus šitas. Ten visų peripetijų kažkokių tai super duper nereikia. Aš anksčiau nuoširdžiai pasakysiu, aš nesupratau. Realiai nesupratau, kodėl mane dirgina, kai žmogus taip ilgai bando paaiškinti. Aš dabar suprantu, mane dirgina to, kad man labai sunku tada klausyti, nes aš pradedu nesuprasti esmės. Nes, aš ne, bet gal aplinkui
ir niekaip neištena. Ir man aš galvoju, kodėl mane taip nervuoja, man taip sunku klausyti, realiai. Kodėl mane taip nervuoja va, tas klausymosi momentas, kodėl aš negaliu ramiai žmogaus išklausyti. O aš realiai suprantu, kad mane erzina tiesiog tas momentas, vat, tas pirmin atgal toks trip ir niekaip. Tai va, o erzina todėl, kad reiškia, šitoje vietoje aš kažką turiu pasigilinti, pamatyti, suprasti ir taip toliau. Ir aš dabar supratau. Ir suprantu, kodėl aš galiu tą pateisinti. Taip, kai kurie aš suprantu, kad jie negali. Absoliučiai suprantu, kodėl negali ir taip toliau. Bet atsakomybė imtis, kad jie galėtų, yra ne mano. Ne aš turiu norėti, netrypčiot vietoje. O tas žmogus turi pats panorėti, eiti ir būti tuo, kuris sugeba tvirtai, aiškiai, konkrečiai pasakyti tai, ką jam reikia pasakyti. Nes aš net nebejoju, kad tam žmogui yra pačiam sunku, todėl kad per gyvenimą tų komunikacinių ir per dieną netgi tų komunikacinių momentų būna pakankamai daug. Ir jeigu ne tik su manim trep, tai yra labai sunku, tai yra prarandama energija, švaistoma energija į kairę dešinę ir dienos pabaigoje faktas, kad tu esi absoliučiai išsekęs, nes tu atidavė energiją, bandydamas atitikti tas vidinės, bandydamas per tas vidinės taisyklės, kurios susiformavusios gyvenimo eigoje veikti. Ir dar toks momentas, aš dar nesenai galvoju, kodėl aš kartais neturiu ką pasakyti, net nelabai turiu ką šnekėti. Nes nėra daug tų tokių momentų, kad reiktų kažkaip šnekėti. Nes atrodo viskas konkrečiai, aiškiai, trumpai. Jo, yra ir momentų, kur aš negaliu užsičiaupti šnekėti. Tai viskas taip yra. Bet tokie momentai pastebėjimo, kad kartais nėra ką labai kalbėti, viskas labai konkrečiai, aiškiai ir kaip ir... Nereikia nei labai pasiteisinti, nei pasiaiškinti, nei ten tiesiai per aplinkui, nei papasakot visą istoriją. Aš tai dariau. Aš nemeluoju, tai dariau. Ir patikėkit, visiems bandžiau paaiškinti ir kuo detaliau, ir kuo aiškiau, kad mane tik gerai suprastų, kad mane tik taip teisingai suprastų, kad aš neturėjau ten kažkokių blogų intencijų ir ten dar kažko tai... Ir parodydavau, kad ir aš jaučiu tą kaltę dėl ten kažko, tai taip dabar yra visiškai kitaip. Bet ne todėl, kad aš ten nemyliu žmonių, ar nenoriu kažko, tai ten su jais kažkokio gražaus to ryšio ir artumo ir visa kita. Bet tiesiog daug dalykų, kaip išgyja tavo širdie, tau nebereikia tiek aušinti burnos, tau nebereikia tiek daug daryti nereikalingų veiksmų. Nes daug veiksmų mes darom dėl to, kad bijau kažko, nerimauju dėl kažko, ne dėl to, kad noriu sukurti kažką, ne dėl to, kad myliu tave, bet dėl to, kad aš bijau, nerimauju, pergyvenu, tada galvoju, kad tu ten kažką pagalvosi, tada dėl to šneku dar kažkaip, tai parelgiuosi dar kažkaip ir iš tų baimių, nerimų, kalčių, gėdų, visų ten taip toliau. Aš pridarau per dieną, suprantat, daug tokių veiksmų, žodžių, kurie yra absoliučiai bereikalingi sveikam žmogui, pas kurį psichikoje nėra tiek daug tų visokių pasąmoninių dalykų, tų visų trauminių dalykų, kuris tiesiog yra išgyjęs ir viduje pas jį yra pakankamai ramu, kad būti konkrečiam pakankamai saugu, kad išsakyta savo nuomonę, kad atstovėta savo nuomonę ir kad pasaulis nuo to nesugrius. Taip, galbūt kažkas nesupras tavęs teisingai, taip, galbūt kažkas vis tiek liks prie savo nuomonės. Pastaruoju metu labai susiduriu su tom situacijom, aš išsakau, pabūnu, bet žmogus sako, ne, aš vis tiek liksiu prie savo nuomonės. Ok, ir neįsivaizduojat, kokią aš pagarbą tam žmogui jaučiu. O jaučiu ne todėl, kad jisai teisus, o ten ar aš teisė, ar jisai teisus, ar dar kažkas tai. Ne todėl, bet vien todėl, kad žmogus pasakė, ok, aš matau, kad tu eini į komunikaciją ir tavo nuomonė yra kitokia, bet aš noriu likti prie savo. Aš jaučiu, kad mano tiesa yra man tiesa. Ir net jinai neteisinga, aš vis tiek norėčiau turėti savo nuomonę. Man tada tokia, pagarba, ok, absoliuti pagarba.
Anksčiau aš būčiau bandžiusi įrodyti savo tiesą. Dabar, okei. Nes ten tiesų paieškos tai irgi, čia turbūt dar atskiras pakalbėjimas, kuris čia teisesnis ir tiesiau mąsto. Bet pats tas faktas, kad tiesiog bent jau išsakyti. Mano pozicija, mano nuomonė, mano mąstymas, iš mano pusės, iš mano kampo, vat matosi va taip vat. Va čia, jeigu turit emocinių blokų ir jaučiat, kad nesklandžiai vyksta, bent jau šis etapas, pirminis etapas, antras etapas irgi jau tada reikia pasigilinti. O kas jeigu kitas, kaip aš jausčiau savo, kad aš išsakiau savo nuomonę, okei, aš išdrįsau, aš galiu, kaip aš jausčiau savo, jeigu kitas nesutinka, nepriima, nevertina to, ką aš pasakiau, neįvertina galbūt. Kaip aš jausčiaus? Ir va visi šiti, man būtų gėda ar dar kažkas, jeigu turit šitų, atneškit man viską, va susikraunat savo lagaminą, nesąmonę atsiprašant, užsirašot ant lapelę, bijau to, pergyvenu dėl ano, neramu, gėda dėl šito, jaučiu kaltę jai ir su visu šitu lapeliu ateinate pas mane į privačią žinutę. Tai yra sutvarkoma, aš jums nemeluoju. Ir kartais jūs labai stebins, kaip greitai tai sutvarkoma. Tai vat myliu, apkabinu ir palaikau jūsų kelyje, kad ir kurį pasirinktumėt. Indrė.